Sveiki, mano vardas Marius Gorodeckas, aš esu Promo Cash & Carry šefas ir šiandien jums parodysiu, kaip tinkamai pasiruošti nerūdijančio plieno keptuvę. Pirmiausia, ką turime padaryti, nusilupti lipduką ir nusiplauti po šiltų tekančių vandeniu su indų plovikliu. Rezultatas, kaip matot patys, lipdukas gražiai nusijėmęs, subraižymų jokių nėra. Dabar nusausiname rankšluostėlių virtuvinių arba popierinių rankšluostėlių. Susikaitiname keptuvę ant vidutinės kaitros, palaukiam minutę 2, kol užkais. Parodysiu, kaip atskirti, ar tai nėra įkaitusi, ar jau yra įkaitusi keptuvė. Pasiima šiek tiek vandens. Jeigu vanduo garuoja, nešoka, reiškia, dar nėra įkaitusi. Palaukiame kelias minutės, matom, lygtais keptuvė pradeda po truputėlį rūgti. Pratestuojam vėl su vandeniu. Štai, mūsų keptuvė pasiruošusi darbui. Nusausiname. Pašlakstame šiek tiek aliejaus. Mūsų vištiena kuo puikiausiai apsivertė, neprilipo, reiškia, mūsų keptuvės paruošimo procesas pavykęs. Keptuvė po kepimo atrodo štai taip, palaukiam truputėlį, kol pravės ir tada įsiplausime naudodami kempinėlį ir tą patį indų ploviklį. Na va, mūsų keptuvė išplauta. Labai svarbu ir norėčiau paminėti, kad nerūdijantis plienas neturi natūraliai nelimpačio paviršiaus, todėl prieš kiekvieną naudojimą labai svarbu yra tinkamai paruošti, reiškia įkaitinti ir po kiekvieno naudojimo išplauti naudojant indų ploviklį ir kempinėlę.